Toliau pratęsiu, o tą eilutę, kurią iš laiško žydams hebrajams norėjau perskaityti, tiesiog, kadangi neturiu dabar prie savęs Biblijos, tai tiesiog įkelsiu arba į komentarus, arba tiesiog kažkur ten šalia. Tai pabandysiu pratęsti toliau, čia truputį pertraukėlę pasidariau. Tai vat, apie įkvėpimą rašto, kad apaštalas Paulius rašo, kad Dievo žodis yra, visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti ir auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Tai štai, daugelį vietų yra užtvirtinta, kaip žinome, apaštalas Paulius buvo, arba kas nežino, galiu pasakyti, kadangi Judas išdavė viešpatį Jėzų Kristų ir paskui jam sąžinė nebeatlaikė ir jisai pakėlė prieš save ranką, tai paskui apaštalai išrinko burtų keliu Barabą. Bet Dievo valia arba šventosios dvasios, pasakyta buvo, kad turi būti kitas, kitaip tariant, pats Dievas parinko kitą apaštalą vietoj Judo. Ir tas apaštalas tapo fariziejus, tuo metu Saulius, paskui davė naują vardą Paulius. Jisai buvo nuo pat mažumės mokytas prie, beros nuo 3 metų ten rašo, atvestas prie fariziejaus tokio žymaus Gamalielio kojų. Toks pasakymas, kad nuo mažens perduotas mokyti, o ugdyti. Tas Gamalielis, tai jeigu tai paimti lietuvišką atitikmenį, tai būtų, nežinau, kaip koks Jonas Basanavičius mūsų, ar ne, toksai, kaip sakyti, eruditas, mokytas žmogus ir jisai autoritetas tautoje, kuris gali ir kitus mokyti ir ta prasme pats pažengęs labai stipriai. Tai vat, fariziejai buvo, jeigu tai paimti, iš kur atsirado tas pavadinimas fariziejas, tai buvo berods antros tos šventyklos atstatymas, kai Izraelis grįžo iš, bausmės vietos, nes jisai, kaip Dievas bausdavo tautą, tai išvarydavo į nelaisvę, paimdavo per priešus. Tai čia būdavo jau galutinė Dievo bausmė, kai jau neapsikęsdavo Dievas, kad jie neklauso jo. Tai į nelaisvę. Tai vat, kai jie grįžo iš nelaisvės, tai fariziejai buvo tie uolieji. Pažodžiu, tai būtų uolusis. Jie atstatinėjo šventyklą ir vadovavo darbams. Tai iškilo tas pavadimas, kad reiškia uolus. Tai fariziejus viešpats Jėzus Kristus labai kritikavo, kad jie patys moko kitus, taip toliau, bet patys yra veidmainiai, ta prasme patys nevykdo to, ką moko, ir yra kaip pabaltinti kapinių antkapiai. Tai aš išsiplėčiau truputį, bet noriu pasakyti, kad fariziejai tautoje buvo gerbiami žmonės, bet ne visi buvo tokie teisingi tie fariziejai. Buvo ir autoritetingų žmonių, bet buvo ir veidmainių, ta prasme, kurie išoriškai deklaruodavo tai, kad jie tikintis taip toliau, bet viduje, jie buvo, sakykime, gyveno kitaip truputį, negu mokė patys. Tai Kristus labai juos sukritikavo. Galbūt ne visiems tą taikė, bet šiaip fariziėjas buvo gerbiamas tautoje žmogus. Tai apaštalas Paulius buvo išrinktas pačio Jėzus Kristus, jam pasirodė kelyje, tai paskui jis apako, nes Saulius tuo metu persekiojo, tikinčiuosius, Naujojo Testamento tikinčiuosius, ir jis buvo kaip koks saugumietis, kuris, jisai vykdė šiaip šiuo atveju Senojo Testamento, tai yra sinagogos, parėdimus, kaip sakyti, ta prasme, jie žiūrėjo, kad tai įneša jiems kaip tokį naujovę, Naujojo Testamentinį krikščionis, ir kad, tarsi skaldo visuomenę, taip toliau, ir jie saugumo sumetimais jos persekiojo, ta prasme. Tai pirmųjų krikščionių persekiojimas buvo iš pačių žydų, iš tų, visų fariziejų ir taip toliau, iš šventyklos,
tos tarnystės saugumiečių, sakykime, šventyklos saugumas, jeigu taip išsivertus, policija, sakykime taip. Tai va, Saulius buvo vienas iš tokių kaip įtakingų žmonių tenai, kuris persekiojo ir gaudė tuos įtikėjusius Naujojo testamentinius krikščionis. Ir štai jam kelyje į Damaską pasirodo Viešpats Jėzus Kristus ir jis parpuola nuo žirgo ant kelių ir sako: Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Jis tuo metu apanka, bet reiškia jam pasirodo ir jisai tampa krikščionimi. Ir jisai, kadangi jisai buvo labai gavęs daug mokslo, jisai, sakykime, iš visos Biblijos veikėjų vienas labiausiai išsilavinusių žmonių buvo. Aš nežinau, kaip prilygtų jo dabartinis, šiems laikams išsilavinimas, tai kad profesorius tai turbūt mažiausiai, akademikas gal, ta prasme, nuo mažens ugdytas, reiškia ta Senojo testamento teisė, ne? Teisė, įstatymas, santykiai, reiškia, jis buvo pilnai paruoštas farizėjas, bet tuo pačiu dar ir ne tai, kad paruoštas, bet ir, praktikas, pratybų kelių ir taip toliau. Ta prasme, tai jis buvo labai mokytas. Jis buvo labiausiai mokytas iš visų 11 šiuo atveju apaštalų, nes jisai 12 buvo, padarė 12. Tai kiti gavo paskui šventąją dvasią ir šventoji dvasia juos, kaip praturtino, ar ne, ir įkvėpė taip toliau, bet šiuo atveju Pauliaus laiškai labai yra išaiškinantis daug dalykų Naujojo testamento. Išaiškina tikėjimo reikšmę, išaiškina nuodėmės reikšmę, kas yra Kristus, kas yra Adomas. Adomas buvo pirmasis žmogus, kuris nusidėjo. Kristus buvo tas, kuris nugalėjo nuodėmę. Kitaip tariama, pirmasis Adomas, antrasis Adomas. Antrojo Adomo vadinamas Kristumi. Kristus. Tai Paulius iš tikrųjų, jo svarus indėlis ir berods yra taip pranašystė apie jį, kad, pats Kristus sako, tu būsi pagonio apaštalas, tai jis tokiu ir tapo. Ir jeigu tai paimti, kas skaitė Naują testamentą arba skaitys, tai Pauliaus įtaka labai stipri naujam, reiškia, jo laiškų labai daug yra, tom bažnyčiom, bendruomenėm, kurias jis įkūrė, ir paskui jis rašydavo tos ganytojiškus laiškus tokius, ar ne, kur žinodavo problemas tos ar kitos bendruomenės bažnyčios surinkimo. Aš noriu, kad reiktų įsiminti vieną dalyką, kas yra bažnyčia. Bažnyčia tai nėra pastatas. Bažnyčia tai yra surinkimas žmonių, susirinkusių tikinčiųjų. Ekleziją iš graikų kalbos, tai iš pasaulio išvesti žmonės, kurie įtikėjo į Viešpatį Jėzų Kristų, ir jie renkasi kartu, jie mokosi Dievo žodžio, studijuoja kartu žodį, klauso pamokslų, taip toliau, ir garbina kartu. Tai Naujojo testamentinis suvokimas, kas yra bažnyčia. Tas bažnyčia, tai turbūt čia iš lenkų kalbos, tas žodis yra lietuviškas, bet graikų kalboje eklezija, tai surinkimas, pažodžiui vertus. Susirenka žmonės įtikėję į Viešpatį Jėzų Kristų. Tai čia labai tą svarbu suvokti, kas sudaro bažnyčią. Ir Kristus sako, kur 2-3 susirenka mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Tai reiškia, jo dvasia, jis per šventą dvasią dalyvauja kartu. Kai susirenka netgi 2 žmonės, tikintieji, jau sudaro bažnyčią. Taigi pats ir kitoj vietoj pasakyta Apaštalų darbų knygoj berods, kad aš negyvenu, reiškia, Dievas pats sako, ar ne, užrašė per žmogų, aš negyvenu žmonių rankų darbo šventyklose, statiniuose, ta prasme. Dievas, kuris visiems duoda gyvybę ir visą kitą, alsavimą, visai kūriniai duoda alsavimą. Tai sako, aš negyvenu tam pastate, kurią jūs pastatėte. Kitoj vietoj rašo, kad kūnas yra šventykla gyvenančios jumise šventosios dvasios. Kai žmogus įtiki į Viešpatį Jėzų Kristų, atgailauja už savo nuodėmes, prisipažįsta Dievui, kad jis yra nusidėjėlis ir kad jam reikia atpirkėjo, tai Dievas duoda, priima Viešpatį Jėzų Kristų į savo širdį kaip savo gelbėtoją ir atpirkėją, tada Dievas jam duoda šventą dvasią, tai yra
keliais žodžiais paaiškinti sudėtinga, bet ta prasme šventoji dvasia yra kaip Dievo pažodžiu tai yra godėjas. Tai yra vyriška giminė iš graikų kalbos, parakletos, graikų kalboje parakletos. Tai yra per šventą dvasią Dievas tėvas ir sūnus gyvena žmoguje, tikinčiajame. Ir jos pagrindinis pirmas tikslas yra priminti Dievo žodį, kurį mes, pavyzdžiui, skaitėme, girdėjome ir panašiai. Ir mes galim kaip žmonės primiršti, bet būna kažkokia situacija, kažkokia gyvenimiška. Ir mums ateina eilutė kažkokia, ar ne? Ir tai yra šventosios dvasios darbas. Mums primena, arba kitaip tariant, interpretuoja mums gyvenimo situacijose, primena žodį iš rašto arba pamokymą, kurį mes girdėjome. Tai Kristus pažada, kai dar buvo su mokiniais, sako, o šventoji dvasia, kurią tėvas jums atsiųs, primins viską, ką jums kalbėjau ir ves jūs į tiesą. Tai šventosios dvasios darbas yra vesti žmogų į tiesą. Jisai kalba tikinčio širdyje, gali būti ir toks, kaip sakyt, kai žmogus padaro nuodėmę, pakaltinimas iš šventosios dvasios, švelnus priminimas ir vedimas į atgailą, bet taip pat šventoji dvasia gali ir nekalbėti. Ir, kaip sakyt, ypatingai kai žmogus padaro nuodėmę, neatgailauja, užsikietina širdyje, tai šventoji dvasia kartais nustoja kalbėti. Ir Dovydas psalmėse meldžiasi, kad Dieve atnaujink manyje savo dvasią ir duok naują širdį. Ta prasme, šventoji dvasia tai yra Dievo jėga, kuri veikia žmoguje. Ne tik jėga, bet ir asmenybė. Ir ta prasme, kitaip darant, tie tikintieji, kurie per gyvenimą įtikėjo, atgailavo, arba tie šventieji, kurie mes žinome yra, tai čia buvo labai stiprus Dievo darbas žmoguje per šventą dvasią. Ne šventoji dvasia keičia širdį, duoda, kaip Dievas duoda naują širdį, parašyta rašte, arba kitaip tariant, jeigu šių laikų kalba pasakyti, tai tas pats kaip perrašytų tau programą, kaip kompiuteriui. Kažkas užlinko, kompiuteris nebedirba, arba lėta programa, jinai nepaveža. Kaip pavyzdys. Ir ateina, perrašo naują programą ir dirba sklandžiai, viskas labai gerai. Tai čia panašiai, kai žmogus įtiki ir prašyta, kad duosiu jam naują širdį ir naują dvasią. Ta prasme, tai Dievas duoda šventą dvasią ir pakeičia širdį, kitaip tariant. Iš tą kūnišką, tą domišką su nuodėme duoda naują minkštą širdį, kitaip tariant, ir duoda taip pat šventosios dvasios dovaną, su kuria ta dovana žmogus tarnauja eklezijai, bažnyčiai, ta prasme. Tai šventosios dvasios dovanos, nes kiekvienam duoda skirtingą dovaną. Ir sako, Dievas veikia kaip panorėjęs. Vienam duoda mokytojavimo, pamokslavimo dovaną charit, iš graikų kalboj chariti, reiškia charizma. Ir džiaugsmas to pačiu, bet ir dovana, ta reikšmė yra Dievo dovana. Tai su tom dovanom tikintieji tarnauja vieni kitiem ir tai yra Kristaus ugdymas, Kristaus kūno ugdymas. Kam to reikia? Tai reikia, kad žmogus keistusi, ir panašėtų į viešpatį Jėzų Kristų. Bet aš čia gal truputį prasiplėčiau, ne tą reikšmę, turėjo būti toliau įvadas. Įvadas toksai, kad reiškia, Dievas pats sako, kad dangus ir žemė praeis, bet mano žodis nepraeis. Ta prasme, greičiau dangus ir žemė pranyks, negu mano žodis pranyks. Ta prasme, Dievo žodis stovi labai stipriai. Kitoj vietoj parašyta taip pat per pranašą, kad Dievas sako per pranašą, reiškia, mano tauta žūsta dėl pažinimo stokos arba dėl Dievo žodžio pažinimo stokos. Ir iš tikrųjų, kuo anksčiau vaikas vaikystėje pradės, pavyzdžiui, perskaitys, vėlgi tas perskaitys tai labai sudėtinga vaikui, ten perskaityti, suprasti viską, bet nebuvimas švento rašto gyvenime žmogaus, tai jam pačiam yra blogiau, ta prasme,
nebereikalo tos tautos, kurios įsileido Dievo žodį ir studijavo Dievo žodį ir panašiai, tai jos yra tikrai sėkmingos tautos, ta prasme. Tai yra sėkmingas žmogus, kuris skaito. Taigi Dievas duoda išminties ir per savo žodį, ir per šventą dvasią. Tai yra vienareikšmiškai žmogaus ugdymas. Nes yra daug tų filosofų, visokių žymių žmonių, kurie ugdė žmonės, bet vieni būna teigia vieną, kiti kitką ir būna, kad prieštarauja vieni kitiem. O Dievo žodis, kaip pats rašo apie save, reiškia, kad kaip 7 kartus valytas sidabras, kaip, reiškia, jisai švarus, patikrintas laiko, yra, kaip sakyt, jisai neklystantis, jeigu taip trumpai tariant. Ir visą laiką Dievo žodis išlieka modernus, keičiasi laikai, keičiasi politinės sistemos, o Dievo žodis niekada nesikeičia. Kaip ir Dievas niekada nesikeičia, taip ir jo žodis niekada nesikeičia. Ir jis išlieka amžinas. Ir pagal tą žodį mes būsime teisiami kažkada. Tai tiesa, tie tikintieji, kurie įtikėjo viešpatį Jėzų Kristų, tai sako, jie iš mirties perėjo gyvenimą. Arba, ir bus tas, kaip sakyt, baltojo sosto teismas, kai tikintieji bus teisiami Kristaus teismo. Atsiprašau, truputį nuovargisiu. Kristaus teismo krasės teismas bus, tai kai tikintieji arba gaus atlyginimą kažkokį, arba, kad ką padarė gero dėl Evangelijos ir panašiai, tai gaus nevystantį vainiką, kažkas baltą akmenėlį, kaip rašo apreiškimo paskutinėje Biblijos knygoj. Kažkas gaus vardą, naują vardą, kurį žino tik tai Dievas, viešpats Jėzus Kristus, Dievas Tėvas, taip pat ir tas žmogus, tai kažkokį garbingą vardą. Kitam leis atsisėsti savo sostę, sako, šalia manęs, kaip aš atsisėdau savo tėvo sostę. Bus žmonių, kurie tikrai daug nuveikia gyvenime dėl Kristaus, dėl jo bažnyčios, ir dažnu atveju paskui ir buvo sudeginti arba nužudyti. Tai tie ypatingai bus pagerbti žmonės. Aš vėlgi žmonės sakau, tikintieji, krikščionys, mokiniai jo. Tai jie bus pagerbti labai. Bet bus, kaip ir rašo raštas, kad bus tų, kurie, kaip jau reiškia, įvyks tas prikėlimas, nes bus pirmas prikėlimas ir antras prikėlimas. Pirmas prikėlimas tie, kurie užmigo viešpatyje Jėzuje Kristuje, tai yra įtikėję žmonės, kurie turėjo santykį su Dievu. Jie buvo bendrystėje su Dievu, jie šaukėsi jo, jie gavo šventą dvasią ir jie gyveno su viešpačiu, jeigu taip įsireiškus, vaikščiojo su viešpačiu. Ir bus tų, kurie, kaip galbūt girdėjo, bet jie nepatikėjo, arba jiem nebuvo duota patikėti. Tai tie, sako, tų prisikėlimas ir bendrai, kai pamatysiu visą, tai bus daug verksmo, rašo pranašystėj, kurioje tai reiškia bus vieniem džiaugsmas, bus kitiem tie paskutiniai momentai bus verksmas. Tai dėl to ir labai svarbu, kad mes pažintume, jeigu pats kūrėjas siunčia pranašus ir tie pranašai užrašo žodį, kad pasiektų žmonės ir jis taip rūpinasi, tai kaip turėtų mums būti svarbu. Jeigu pats kūrėjas nusižemina ir duoda viešpatį Jėzų Kristų, kad mus atpirktų ir užrašoma Evangelija, istorija, kaip Kristus atėjo, kaip jisai ko mokė. Ir jeigu žmogus sako, čia, tai pagalvokim, kokia bus Dievo sprendimas dėl to žmogaus. Nes kitoje vietoje parašyta, kad kaip aš gyvas, prieš mane suklups kiekvienas kelis. Taip, kad, reiškia, visi atsiklaups ant kelių prieš Dievą, bet vieni jau, reiškia, atsiklaups kaip,
tai bus pasmerkimas vis tiek, o kiti iš džiaugsmo, kaip sakyt, pagarbinimo, garbins Dievą. Bet Dievas pasakęs yra, kad, reiškia, kaip aš gyvas, prieš mane suklups kiekvienas kelias. Tai mums čia šitam gyvenime atrodo, kad, nu ten taip toli, čia taip toliau ir taip toliau, bet iš tikrųjų tai yra labai rimta, kaip dar nepasakiau, kad Dievas yra, nu ir visi turbūt daug tą suprantame, kad Dievas yra nelaike, jisai nepavaldus laikui. Mes pavaldus laikui, mes skaičiuojam laiką, o pas Dievą įsivaizduokim, laiko nėra. Netgi Petras savo laiške, apaštalas Petras savo laiške rašo, kad pas Dievą viena diena, pas mus 1000 metų. Nu, tas santykis laiko. Aišku, jisai rašo galbūt, vėl, tai nėra matematiškai tiksliai, bet jeigu tai paimkim, kad Dievui laiko nėra, jis yra amžinas. Jis daugiau žiūri galbūt kaip į įvykius. Įsivaizduokim, jeigu pagal žydų kalendorių ten Adomas gyveno prieš ten 6000 metų, ar 5 su trupučiu ten, 5700 berods. Tai Dievui tas pats kaip vakar tai įvyko. Mums tai atrodo labai senai, ar ne? Bet Dievui tai tas pats kaip vakar įvyko ir ta prasme Dievo laikas neegzistuoja. Ir berods irgi apaštalas Paulius sako, broliai, laikykite Dievo kantrumą malonės dalykų. Taip kad Dievas kantrus ir jis dabar sulaiko savo pyktį, nes jisai turi pilną teisę dabar daryti teismą ir, kaip sakyt, kad bedieviai žūtų ir tie, kurie atmeta Evangeliją, atmeta viešpatį Jėzų Kristų, kurie nepripažįsta jo sūnaus mirties ant kryžiaus, jis pilną teisę turi sunaikinti žmonės. Nes dar Senajame testamente parašyta, kad joks žmogus negali pamatyti Dievą ir išlikti gyvas. Įsivaizduokit. Pamatyti Dievą ir išlikti gyvas. Štai žmogus yra, vis tiek nuodėmės suterštas. Ir tik tai per viešpatį Jėzų Kristų vyksta tas susitaikymas su Dievu. Viešpats Jėzus Kristus išteisina mus savo krauju, savo teisumu ir mirtimi ant kryžiaus kaip nusikaltėlio, nusidėjėlio, tam, kad mes įgytume teisę į amžiną gyvenimą. Tai yra, aišku, čia aš dabar truputį įsiplėčiau, čia turėjo būti galbūt antra ir trečia tema, bet jau nuovargis truputį veikia. Tai noriu pasakyti, kad Dievas budi ant savo žodžio, kad įvyktų jo žodis. Mes nematome angelų, nematome šventosios dvasios plika akimi, bet tie yra, kaip sakyt, užkulisiniai dalykai, kurių mes nematome, jie vyksta. Ir Dievas budi prie to, kad įvyktų pilnai jo žodis. Netgi įdomiai pasakyta, ne tai, kad įdomiai, bet Saliamonas šiuo atveju užrašęs patarlių knygoj. Kaip žinome, Saliamonas buvo Dovydo sūnus. Dovydą labai mylėjo Dievas. Ir kadangi Dovydas buvo labai daug nužudęs priešų, šiuo atveju pagonių tautų tenai kareivių, nes jis pats buvo karys, nors jau buvo pašvęstas, pateptas Dievo per pranašą. Tai jis norėjo pastatyti šventyklą Dievui, bet sako, tu negali pastatyti, nes tavo rankos labai suteptos krauju. Tai tą šventyklą, Dievas davė garbę pastatyti Saliamonui, bet Saliamonas taip patikęs Dievui dėl savo maldos, kad jisai neprašė savo nei turtų, nei ilgo gyvenimo ar kažkokios sėkmės, bet sako, duok man išminties, kad galėčiau, turėčiau išminties valdyti tavo tautą, kuri, Dovydas mirė, Saliamonas stojo, į jo vietą kaip karalius, bet jisai prašė, sako, duok man išminties, kad galėčiau valdyti tavo tautą teisingai. Dievui taip patiko ta malda, kad jisai davė jam
daug daugiau negu jisai paprašė. Jis davė jam labai daug išminties. Ir kaip parašyta Senam testamente šiuo atveju, kad iki jo ir po jo nebus tokio išmintingo vyro, kurį turi, kokį davė Dievas išmintį Saliamonui. Šiuo atveju su išmintimis davė ir turtus. Ta prasme, Saliamonas darė kaip sakyti, vyko prekyba pilnu tempu su visom aplinkiniam tautom. Aišku, jam atėjo suvokimas, kaip pavyzdžiui, jeigu buvo priešiška tauta, kaip pavyzdys, kaip Egiptas koks nors, ir jisai paėmė tada Egipto faraono dukrą į žmonas, susituokė su juo, viskas, šalis draugauja, šalis prekiauja tarpusavį, ko dabar labai trūksta tos išminties tarp kai kurių šalių. Taip kad Saliamonas turėjo tos išminties, kad susituokdavo su tom priešiškom tautų, karalių dukromis. Tai va, jisai turėjo 700 žmonų, Saliamonas. Žinoma, ten turbūt negalim sakyti, kad 700 tautų karalių dukros, bet buvo ir tuos aplinkinių tautų karalių dukros, bet taip pat ir taip, kitos paimtos. Ir 300 gulovių, tai va 1000 moterų pas Saliamoną buvo, tai sako, iki jo ir po jo nebus tokio žmogaus. Na ir Saliamonas užrašė labai nemažai, kadangi buvo išmintingas, net rašo, kad Sabijos karalienė atvyko pasiklausyti išminties, nes ten sklido legendos apie jį, tiesiog ėjo iš lūpų į lūpas, išmintingas karalius, tiesiog, kaip sakyti, pranokęs laikmetį tuo metu. Tai Izraelis tuo metu išgyveno patį auksinį savo laikotarpį gyvavimo. Bet Saliamonas iš tos išminties, vėlgi iš tos tolerancijos, leido tom, matyt, gal buvo tos sutartys su tais jų tėvais įtakingais, jis leido tom į žmonas paimtom pagonim, moterim, garbinti savo dievybės. Ta prasme, jisai šiaip turėjo pagal viską išaiškinti apie savo dievą ir kad jos priimtų, bet jisai leido jam, pasilikti prie savo to tikėjimo vadinamo ir prie savo dievybių, ir jos pasidarė savo tos altorius, savo dievybės ir jos garbindavo. Ir kas įdomu, kad Saliamonas pačiom pabaigoje savo gyvenimo taip pat pradėjo garbinti išmintingas vyras, kurį Dievas davė išminties tokios, kad ten, nežinau, turbūt 10 000 vyrų užtektų, kaip pavyzdys. Tai jis pradėjo garbinti tos netikras dievybės. Tada Dievas labai supyko ir jisai padalino paskui į Izraelį. Tai, kas buvo, didžiulė palaima ir Dovydo ir Saliamono laikais, tai įvyko paskui, galima sakyti, Dievo bausmė, išsiardymas. Bet ką noriu dar pasakyti, kad Saliamonas užrašė, patarlių knygą, giesmės knygą, Ekleziastas arba pamokslininkas. Tarp kitko labai naudinga knyga, turbūt atsivertus iš karto Senąjį testamentą, būtent Ekleziastą perskaityti. Nes, jinai tokia pamąstymo knyga, nes ten Saliamonas praktiškai aprašo savo gyvenimą. Jisai turėjo pakankamai turtų, labai daug turtų. Ir jisai išbando viską gyvenime, ką tik galima išbandyti. Tas pačios 1000 moterų. Jisai pasisamdo ten muzikantus, ten tą ir tą. Ir jisai prieina išvados vis dėlto, kad nieko nėra prasmingiau, kaip vykdyti Dievo įsakymus ir paklusti Dievui. Ta prasme, jis padaro išvadą, kad niekas neteikia tiek džiaugsmo ir kažkokio, vidinio tokio kažkokio sąlyčio su Dievu, kaip Dievo įsakymų vykdymas. Tai pats išmintingiausias žmogus padaro tokią išvadą. Tai va, Dievas panaudoja, tuos visus Seno testamento, veikėjus, gal netinka tas žodis, bet herojus, tam, kad
tai, kad per ką jie praėjo, kad mes nedarytume tų pačių klaidų ir neieškotume tų pačių dalykų. Ta prasme, kad pasitikėtume visiškai tą patirtimi, tam, kad negaišti laiko gyvenime ir kad, kaip sakyt, neragautų pačių vaisių, nes tu jeigu darysi tos pačius veiksmus, tu tos pačius rezultatus gausi, ką ir jie gavo, nusivylimus ir taip toliau. Tai dėl to ir parašyta apaštalo Pauliaus, kad visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir raštų teikiama paguoda turėtume viltį. Ta prasme, iš tikrųjų Dievo žodis guodžia širdis, guodžia žmonės ir stiprina juos ir duoda pamokas gyvenimiškas, pamokas tikėjimo, pasitikėjimo Dievu, nes būtent tada, kai tu eini atvira, esi draugystėje su Dievu, esi vienybėje su juo, tai tavo gyvenimas vyksta visai kita linkme, negu tai, kai tu eini vienas, ar ten eini su nuodėme, ar eini tiesiog savo klaidų keliu, nes labai daug tada nusivylimo gyvenime. Ir tada tik iš savo klaidų gali mokytis ir ar tai graužtis, ar tai paskui gailėtis, ar tai galvot, sakytų, kvailas buvau tenai, nepaklausiau, nepažiūrėjau, nepasimokiau. Yra paprasčiau mokytis iš svetimų klaidų, negu iš savų per savo skaudžią patirtį. Taip kad raštas mus ragina ir kviečia būti išmintingais žmonėmis, ta prasme išmintingą gyvenimą gyventi, jeigu taip išsireiškus. Tai tokia galbūt įžanga, bet dar ne viską paminėjau, tai reiks pratęsti vėliau. Ačiū Jums už bendrystę, kad klausėtės. Tikiuosi labai nepabodu klausyti. Jeigu bus kokių klausimų, tai rašykit man ar į Messengerį, ar tiesiog galite ir komentaruose rašyti, ką galėsiu, ką žinosiu, ką mokėsiu, atsakysiu. Jeigu ne, tai galbūt pasiruošiu tada tam atsakymui. Tai iki kito karto, palaiminto Jums laiko.